Tai vat vyrai. Šiandien aš norėčiau apie juos pasikalbėti. Kodėl? Aš pats esu vyrų santykių ir vyrų skyrybų psichologas, praktikas, turiu privačią praktiką, konsultuoju vyrus būtent tomis temomis ir dirbu su vyrų streso atpažinimais, su vyrų streso įveikomis ir būtent kaip visa tai veikia per vyrus. Tai kadangi tema plati gili, šiandien tikrai neįmanoma visko apimti. Ir kaip įžanga aš truputį pasakysiu, kad kai mes formavom lūkestį visą šitą seminarą, kalba buvo apie tai, kad kaip galima iš HR pozicijos būtų pasižiūrėti ir padėti į vyrus. Tai vat aš šitą valandą pabandžiau sukišti viską. Ir apie stresą, ir apie vyrų įveiką trumpai, ir kaip jūs kaip HR žmonės galbūt galėtume padėti. Yra likę laiko klausimam ir aš tikrai tikiuosi, kad jūs jų turėsite. Jeigu ne, galėsite susisiekti po to, kai tie klausimai susigulės. Gerai. Kertinis momentas, aš dabar po truputį pradedu įvažiuoti į temą, kaip aš žiūriu į vyrų stresą, tai aš žiūriu per tokią korėjiečių filosofo Hano prizmę apie pasiekimų visuomenę. Daug apie ją nekalbėsiu, bus vienoje skaidrėje užsiminsiu, bet esmė yra tokia, kad šiandien dieną mes žiūrime į viską pasaulyje per savo performansą, tą vadinamą. Kaip mums sekasi, ką mes pasiekėme ir netgi darome tą viduje. Ir va čia vyrų stresas bus tas dalykas, kuris labai stipriai surezonuoja. Apie viską iš eilės. Tai kokia yra esmė? Pabandau dabar prabėgti savo skaidrę. Pradžiai apie patį stresą. Aš tikiu, kad jūs puikiai žinote, kas yra stresas, kaip jis veikia, bet maža ką tiems, kurie žmonės galbūt nežino iš principo streso mechanizmo, kas tai yra. Mes dažną kartą maišome stresą supratimo kaip tiesiogiai, kad tai yra kažkas negerai, ar ne? Iš principo stresas yra labai natūrali organizmo reakcija į nenatūralią būseną. Bet koks pokytis gyvenime jis kelia stresą. Nesvarbu, ar jūs galbūt vieną dieną atleido iš darbo, arba jūs laimėjote milijoną loterijoje. Jūs turėsite stresą. Kaip elgtis vienu, kaip elgtis kitu atveju, ar ne? Ir čia kas yra svarbu, kad patį stresą mes priimame tai, kaip interpretuoja mūsų asmenybė, tai, kaip interpretuoja mūsų smegenys. Ne pats įvykis, bet mūsų smegenys. Tai reiškia, jeigu mes esame jautresni žmonės, arba mes esame labiau užsidarę, interpretuos vienaip ir kitaip. Tai yra svarbu. Pats stresas mus mobilizuoja, tai reiškia, išsiskiria adrenalinas, išsiskiria kortizolis, vyksta įvairios fizinės reakcijos, bet pagrindinis dalykas, tada vyksta fokusas į bėgti, kautis, sustingti, yra 3 pagrindiniai dalykai. Visa tai yra faina, visa tai yra gerai, kol tai yra čia ir dabar ir tuo trumpuoju momentu. Tai reiškia, aš pamačiau kažkokią situaciją, man šovė stresas, išsiskyrė kortizolis ir adrenalinas ir aš sureagavau atitinkamai, bet po to visas tas dalykas, visa ta kreivė nurimsta. Ne? Čia jūs galite matyti truputį žemiau, aš stengiuosi parodyti, tarkime, per laiką, bet kas yra daug pavojingiau yra lėtinis stresas. Tai va šiandien dienai mūsų iš principo visa visuomenė ir ypač žmonės, kurie yra arba spaudžiami išorės, arba iš vidaus, ta žodis toks negražus deliverinti, rodyti rezultatus visuomet, ar ne? Ar tai būtų savo, ar tai būtų kitam, pas mus stresas niekuomet nenuslūgsta. Mes ateiname į darbą jau stresuodami, sekmadienį vakare jau pradedame stresuoti dėl pirmadienio susitikimo ir mes lygiai taip pat penktadienį baigiame stresuodami, nes nežinome, ką darysime savaitgalį. Negeneralizuoju, nesakau, kad tai yra visiems, bet lėtinis stresas ką reiškia? Reiškia, tas kortizolis jis niekada nenukrenta. Ir kokios tada gaunasi pagrindinės bėdos, kad jam nenuslūgstant mūsų organizmas pradeda, taip sakyčiau, rūdyti, kaip va čia aš ir parašiau, organizmo rūdis, ne? Tai reiškia, kadangi kortizolis jis pagrinde fokusuojasi į veiksmą, tarkime, žmogus turi kautis, ne? Tai toje vietoje atsijungia iš pradžių mūsų virškinimo sistema, padidėja mūsų kraujospūdis, širdis pradeda plakti greičiau. Dabar įsivaizduokit save kaip variklį ir kad mes visą laiką dirbame ant aukštų apsukų. Vietoj to, kad užspaudėme sankryžoje, pagazavom, nusileidom, bet jeigu mes visą laiką gazuojame, ne?
Tai kas įvyksta su varikliu ilgainiui, jisai, kaip čia liaudyje vadinama, užkala, ar ne? Tai lygiai tas pats su lėtiniu stresu vyksta, mes ilgainiui turime pasekmes su mūsų sveikata. Ir čia yra tas tiesiog esminis momentas. Dabar norėtųsi čia pradėti eiti link vyrų, jeigu mes suprantame, kaip veikia, kas yra stresas, kas yra lėtinis stresas, ne? Tai dabar, kai mes pradedame žiūrėti į vyrus, ne, kuo jie yra ypatingi. Ir jūs matote va čia paveikslėlį, kuris labai aiškiai parodo, kad mes turime paviršių ir mes turime vidų vyrų. Kodėl vyrų vidus yra sunkiai pasiekiamas? Todėl, kad yra labai stipri kaukė. Ta kaukė atsiranda dėl mūsų istorinio augimo, dėl mūsų netgi socialinio statuso ir ta kaukė neleidžia daryti. Tai ką mes matome, dažniausiai mes matome vyrus, kai jie labiau pyksta, kai jie yra impulsyvūs, mes matome tokį jų vadinamai technologinį triukšmą. Tai reiškia, yra toks terminas, dabar mokslininkai jį pradėjo naudoti, doom scrolling. Ne? Tai reiškia beprasmis scrollinimas, tiesiog, kad atsiribočiau nuo visko. Ne? Ir lygiai taip pat vengimas. Vyrai šalinasi toj vietoj. Bet kas už viso šito yra viduje, tai yra baimė pasirodyti nesėkmingu, liūdesys ir bejėgystė. Ne? Ir ten truputį kitoje skaidrėje dar apie tai užsiminsiu. Bet jūs matote, kad vyrų kaukė yra maskuojama per eksternalizaciją. Iš principo, jeigu mes gebėtumėme pasižiūrėti į vyrą už jo pykčio, ten yra daug labai gilių ir jautrių dalykų. Galbūt iš praktikos, iš terapijų su vyrais. Tai, tarkime, pagrindiniai skirtumai tarp trigeriai, kad va, čia ir yra tas esminis momentas, kur vyrai jautriausi socialiniam kompetencijos vertinimui. Kodėl taip yra? Todėl, kad žiūrint evoliuciškai, vyrai visuomet buvo tie, kurie turi parnešti namo mamutą. Kitaip šeima liks nevalgius. Ne? Ir nedaug dievė aš to mamuto neparnešiu. Tai bet čia tokia gal metafora, bet ji labai aiškiai parodo tą vyro, koks yra lūkestis iš vyro. Tas mamutas šiandien dienai gali būti atostogos parūpintas, ne? Gali būti, kad visiems namuose būtų faina, būtų pavalgyta, visi turėtų susiplanavę veiklas, visi viską žinotų, galėtų kaip kur kas padėta. Tai yra va, toks dalykas. Darbe mes turime dar tokį momentą, kai atsiranda socialinis spaudimas. Jeigu mes turime stiprią vadovų komandą, tai yra labai stiprios asmenybės. Ir čia turim suprasti, kad vyrai iš principo yra konkurencingi. Daugiau akcentuojasi čia į vyrus. Nepagalvokite, kad moteris nėra konkurencingos, bet vyrai, jie šitoje vietoje yra tokie labiau linkę į veiklą ir įrodinėjimą to, kad aš galiu. Tai vat vietoj to, kad vyras eitų ir kalbėtųsi tai, ką darys moteris, jis įrodinės, kad gali ir jam dėl to kils stresas. Viso šito pasekmė mes grįžtam prie to pačio, nuo ko pradėjom, tai yra lėtinis stresas. Jis užsisuka tame rate ir nebegali nei parodyti savo jausmų, jis gali parodyti vieną jausmą, tai yra pyktis. Jeigu mes pasižiūrėtumėme į kaip sociumo dalį vyrus ir moteris, ar ne, tai šiandien dienai, kas pas mus gali labiau parodyti pyktį? Vyrai. Kas labiau gali parodyti visas kitas tokias emocijas? Moteris, ne? Tai vat vyrai parodydami tą pyktį, jie stengiasi parodyti, kad jiem yra negerai. Bėda yra ta, kad mes tiesiog kartais nepažiūrime giliau to. Dabar, kai mes turime stresinės situacijas, čia va tokia norėjusi truputį parodyti, kuo skiriasi moterų įvykių strategijos ir vyrų įvykių strategijos, ne? Tai jeigu vyrai, mes pasižiūrėtumėm šitoj situacijai, jie labiau linkia į izoliaciją, jie užsidaro ir jie daro. Jie turi padaryti, va, aš turiu sutaisyti, aš turiu tą padaryti, ne? Moteris eina šitoj vietoj per palaikymą. Ne? Čia tai, ką aš pasakoju, yra iš mokslinių tyrimų tie dalykai. Ir moteris visuomet jos linkusios spręsti stresinės probleminės situacijas
per emocinę reguliaciją, per savo socialinį ryšį. Turbūt, jeigu pagalvosim apie save, atpažinsime, kas būna, kai man blogai. Ar aš skambinu draugiai, ar aš einu kažką tai darau, ar aš einu sportuoju, ne? Ir šitoj vietoj, kas yra pas moteris, tas socialinis ryšys, kurį jos turi, ne? Jos veikia kaip buferis. Tai reiškia, šitoj vietoj jos gali išsiventiliuoti. Ir dabar grįžkim prie vyrų. Ne? Jeigu jie yra linkę į problemų sprendimą, jie tą daro izoliavęs. Ne? Jie tą daro vienumoje. Arba jie vengia. Jeigu vyras klausia, sako, klausyk, tau kažkas negerai, ne, viskas gerai, aš susitvarkysiu. Ne? Ir va čia yra pirmas simptomas, kur mes žinom, kad galim atpažinti, kad kažkas ten yra negerai, jis tiesiog apie tai nekalba. Ne? Dabar va parašymas toks tradicinės vyriškumo normos baudžia už emocinį pažeidžiamumą. Ką tai reiškia? Mes užaugom toj visuomenėje vyresnioji vyrų karta, ne, kur berniukai neverkia. Neduok dieve, tas vyras jis parodo savo emociją. Ne? Tai pirmoji vietoj, kas greičiausiai nutiks, jis kitų vyrų tarpe kris kaip autoritetas. Sakys, nu tai ką jisai ten, tai jisgi ten pasižiūrėk, jam tik pakalbėti apie tai, kaip čia nėra gerai, tai reikia dirbti, nėra čia ką galvoti, reikia paimti ir padaryti ir viskas išsispręs. Tai va šitoj vietoj vyrams tas dalykas labai atsisuka prieš juos. Jeigu pasižiūrėti, reiškia, pasaulinės PSO duomenis, vyrų savižudybių kiekis darbingo amžiaus yra vos ne 2 kartus didesnis negu moterų. Ne? Ir priežastis yra siejamas su to, kad vyrai jie vengia ir jie užsidaro. Ta labai svarbu turėti omenyje jums kaip HR žmonėms, kad jeigu jūs matote vyrus, kolegas, kurie užsidarinėja, kurie atsiriboja nuo kolektyvo, ten kažkas yra. Ne? Jų nereikia pult terapijos. Tiesiog galima su jais pabandyti pasikalbėti ir pasakyti, kad aš truputį galiu matyti už to pykčio, jeigu tu linkęs dalintis. Tai vat vyrų izoliacija yra tas dalykas, kuris yra pats blogiausias, kas gali nutikti. Nuo to atsiranda visos priklausomybės. Tai čia mes kalbame ir apie alkoholį, mes kalbame apie azartinius žaidimus, mes kalbame apie bet kokią išveiką, kuri yra vadinama neadaptyvioji išveika. Ten, kur vyrai, jie stengiasi tą stresą, tą nežinojimą, tą pyktį tiesiog išveikti. Tai jeigu jūs turite kolegą, kuris dirbo ir staiga vieną dieną atėjo ir pradėjo sakyti, kad žiūrėk, aš rytoj bėgu maratoną, poryt varau su dviračiais, ketvirtadienį lipu į Everestą, galima prieiti ir labai paprastai paklausti, nuo ko bėgi, kas yra už to, pakalbėkime. Čia apie tas įvykas ir tas yra tikrai labai svarbu. Ties šitą skaidrę aš norėčiau truputį ilgiau sustoti, nes ji reikalauja tokios savirefleksijos. Mes kalbam, čia va tai, ką minėjau apie Hano filosofinį aspektą, apie pasiekimų visuomenę. Ne? Jūs tikriausiai perskaitėte tekstą, bet kame yra esmė? Yra gali žodžio spąstai. Jeigu anksčiau, ypač iki COVID-o, dar anksčiau, jeigu žiūrėti, viskas būdavo pakankamai aišku. Mes turėdavome aiškiai apibrėžtas darbo valandas, nuo iki, kada mums reikėdavo padaryti, ir tai būdavo ar tai darbe, ar kažkur persikeldavo į socialinį gyvenimą, visuomet būdavo labai aiškiai apibrėžta pradžia, pabaiga, ir mes turėdavome tokį atskirimą tarp darbo ir asmeninio. Šiandien dienai, kaip bebūtų gaila, bet ta linija, ji išsitrininėja, jos nebelieka, ji labai stipriai trinasi. Kodėl? Todėl, kad mūsų visuomenė, pasak Hano, yra pasiekimų visuomenė. Ką tai reiškia? Kad šiandien dienai mums nebereikia, kad kažkas iš išorės sakytų, ką tu privalai padaryti. Mes esame atėję į tokią stadiją, kai mes patys, jeigu kažko nepadarome, jeigu kažkur neperforminame, jaučiamės dėl to blogai. Nekalbu apie visus, bet kalbu ypač apie vyrus. Ir tai liečia viską.
mes galime turbūt pasižiūrėti socialinę mediją. Nemaža dalis žmonių socialinėje medijoje skaičiuoja patiktukų skaičių. Ar ne? Mes keliame savo sportinius pasiekimus į įvairiausias platformas. Mes tuo dalinamės, mes sakome, aš galiu, aš padarau, žiūrėk, aš nubėgau maratoną per tiek, ne? Aš padariau tą. Ir kas įvyksta, va čia ką mes nagrinėjame tarp psichologų, kas įvyksta? Žmogus šitoje vietoje įkalina save. Ką tai reiškia? Jeigu jis atsikelia ir per dieną nieko nenuveikia, nieko, ką jis galėtų parodyti, kad yra nuveikti, ne? Jis dažną kartą jaučiasi, kad diena nuėjo veltui. Aš nieko nepadariau. Ir čia, žiūrint iš darbinės perspektyvos, yra didžiulis pavojus, kai mes kalbame su savo darbuotojais, ypač vyrais. Jeigu mes ateinam ir sakom, žiūrėk, viskas gerai, aš suprantu, čia, vat, tu šiandien nepadarei, to nepadarei, nu, bet, vat, Petras tai pavarė šiandien. Arba ten konkurentai šiandien, nu, žiebė tokią akciją, kad mum maža nepasirodo, ne? Šaunu, mes turime visišką aklavietę toj vietoj, todėl kad tam žmogui tik ką sukeliame papildomą dar stresą, kad jis nedeliveri, ne? Mes jam nesakom, kad tu turėti dirbti, bet jam to nebereikia, jis toj vietoj tiesiog pats save užsiveda. Ir čia yra pavojus, nes mes kiekvieną dieną tada stengiamės deliverinti. Nesvarbu, ką darytumėm, ar tai būtų asmeniniai dalykai, ar tai būtų darbiniai. Ir šalia to atsistoja kitas dalykas. Mes sulyginame save su funkcija. Ne? Buvo geras straipsnis, aš jį skaičiau neseniai apie tai, kad einant tiesiog į pasimatymą, prieš einant į pasimatymą, vaikinas nusiuntė merginai savo CV, vietoj to, kad tiesiog nueitų. Ir ten po to buvo viso to dalyko tokia analizė apie tai, kad žmogus save sulygina su funkcija, ne? Ir va čia yra pavojingas dalykas, nes mes tada tampame arba tiesiog įrankiais, kurie anksčiau ar vėliau susidėvės ir bus pakeisti kitais įrankiais, ir šalia to mes tampame KPIs, sakinamis, ne? Tai yra indikatoriais tų visų mūsų deliverinimų vadinamųjų, ne? Ir jeigu mes kaip žmonės, ypač mes šitoje vietoje vyrai tam esame imlūs, neturime ką parodyti arba nesijaučiame stiprus, ne? Mes neprarandame tada savo prasmę. Ir va čia apie tai dar užsiminsiu, bet yra labai svarbus momentas, kad mes šiandien dienai, jeigu neleidžiame savo tiesiog būti, neturėdami jokios funkcinės naštos šalia, tai vienas kitas žmogus tą gali padaryti šiandien. Mes dažniausiai sakome, nu vat, labas, aš Tomas, psichologas, ne? Jau iš karto užsidedu funkciją. Bet kai kalbame su žmonėmis, ir va šitoje vietoje norisi truputį tokį vieną ekskursą į šoną padaryti. Nežinau, ar jums yra tekę girdėti apie vadinamosius trečio lygio klausimus. Yra apie grįžtamąjį ryšį, apie grįžtamojo ryšio davimą, jūs tikrai net neabejoju puikiai viską žinote ir išmanote, kaip daryti, kad atkartoti, perfrazuoti, grąžinti, palinksėti, palinkti klientą, ten sakyti taip. Bet yra dabar tas dalykas, kad analizuojamas per prizmę, kad tai yra tiek išmokta, kad vadinamasis grįžtamasis ryšys yra tapęs deklaratyviuoju. Mes palinkstam, mes sakom, mes atkartojam taip. Bet ar mes užduodame tolimesnius klausimus, ar mes tikrai gilinamės į žmogaus supratimą, ar kas yra už tos jo funkcijos. Tai va čia yra vadinamieji trečio lygio klausimai. Tai reiškia, jeigu kažkas pasakė, kaip tu, aš gerai, ir mes tada lendame gilyn, arba pasakė, žinai, nu vat, turiu kažkokių bėdų. Aha, apie ką bėdas? Arba jeigu kažką žmogus pasakoja, mes galime ateiti įgilinti ir pažvelgti tą klausimą už jo funkcijos. Jeigu jis sako, nu, va, darbe ten tas ir tas, o kas už dar?
o ką tu nuveikei šiaip, kokią knygą perskaitei, kas tave toje knygoje sudomina, ne? Bet tai yra tie iš tikrųjų dalykai, kur mes galime užkurti ryšį su žmogum, su vyru, ypač jeigu mes norime jam padėti, atskirti jį nuo funkcijų. Tai čia turbūt šitas pagrindinis momentas yra. Kitas dalykas. Norėjosi pasižiūrėti per vyro asmenybės evoliuciją. Ne? Vėlgi grįžtant prie to, kaip pradžioje kalbėjom su Simona ir sakėm, ar galima pasižiūrėti, kuo skiriasi vyrai, kai yra jauni, kai yra vidutinio amžiaus ir vyresni, ne, ir kas su jais vyksta. Galim. Tai jeigu taip žiūrėti grubiai, yra 3 pagrindiniai tokie blokai vyrų gyvenime. Ne? Tai yra brandos ir atsparumo stokos periodas, tai yra 18-24 metai. Nors pagal paskutinius tyrimus vyram, kaip bebūtų gaila, bet paauglystė yra dabar jau vis daugiau prilyginama iki 29 metų. Čia tai šaltiniais, kuriais aš vadovavausi, yra apie 24 metai, bet vis labiau tas paauglystės ir brandos trūkumo etapas trunka iki 29 metų. Toliau yra kitas etapas, panašiai tarp 35, 54, 55, tai yra identiteto fuzija. Čia mes kalbam apie asmenybę. Ir trečias yra tokia emocinė vienatvė. Pabandysiu kiekvieną iš jų taip truputį pasižiūrėti giliau, bet kviečiu pasižiūrėti iš HR pusės, bet per savo turimus vyrus kolektyve, ar atpažįstate tokius dalykus. Tai kas yra svarbu? Šiandien dienai, jeigu mes matome skelbimus apie įvairias pozicijas, ne, ten yra tiesiog reikalavimų, pageidavimų, lūkesčių sąrašas, ar ne? Įsivaizduokite kitoje pusėje vyrą, kuris aplikuoja į tą poziciją ir jis yra jaunas, ar ne? Kas jo akise yra? Jis mato didžiulį sąrašą poreikio, ar ne? Bet šiandien dienai jis jų neturi. Jis gali būti arba besimokantis, arba tik ką baigęs, ne? Ir iš asmenybinės pusės jis turi brandos trūkumą, ne? Jis dar toj vadinamoji paauglystė, ne? Ką tai reiškia, kad jo atsparumas iš principo bet kokiems išoriniams veiksniams yra minimalus. Tai reiškia, kad jeigu mes toj vietoj ant to žmogaus užkrausime didelį lūkestį, jis turės labai didžiulį stresą. Tas stresas kils iš to, kad jis neturės kompetencijų darbinių, plus iš asmenybinės pusės, kaip žmogus, jis dar neturi atsparumo ir tos pačios brandos. Ir jeigu prisimintumėm su to, ką kalbėjome prieš tai, apie vyrus, kalbant apie išorinį spaudimą tarp vyrų sociumo narių, ne, atsiranda dar tie momentai, kuriuos aš pačiai ir norėjau išskirti. Tai yra jo pačio baimė pasiekti per mažai. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Čia tai, ką sakiau, kad žmogus bando siųsti savo CV, ne? Šitoje vietoje jis ateina ir jam reikia įsitvirtinti, bet jis neturi nei kompetencijų, nei asmeninių dalykų. Todėl šitoje vietoje, kaip galima padėti tiem jauniem žmonėm ir kas yra jų esminis pagalbos dalykas prieš stresą, tai yra socialinis palaikymas. Čia įdomus momentas yra tas, kad čia per paskutinį 10-metį mes matome virsmą. Anksčiau vyrai, jie kai eidavo per savo gyvenimą, jie ir eidavo tuo tokiu stoikišku keliu, ne? Dabartinis jaunimas jau yra tas vyrų tarpe, kuris yra ženkliai emocionalesnis, jų emocinis intelektas yra aukštesnis ir šitoj vietoj jie jau yra tie, kurie linkę ieškoti pagalbos. Jiems šitoje vietoje yra svarbu socialinis palaikymas. Tai čia, kaip jums HR žmonėms, kas yra svarbu, tuos žmonės identifikuoti ir žinoti, kokios programos jiems gali padėti. Ta vadinamoji peer-to-peer programa, ne? Aš apie jas tiesiog šiandien neturiu laiko užsiminti, bet jos yra detaliau pasiekiamos. Tai tas dalykas bus tas, kas tą žmonių grupę laikys. Toliau mes einame į 35 metus, ne? Ir čia jūs matote tarpas.
tarp 24-35, tada atrodo, kodėl. Tai va tai, ką minėjau, kad dabar yra pagal kitus šaltinius nustumiama iki 29 metų, bet yra kritinis momentas, toks kertinis pokytis 30-metis vyrui. Ne? Kuo jis yra svarbus? Todėl, kad čia išoriniai tokie visi pasiekimai, bet tas įrodinėjimo etapas, jis pradeda palengva užsidarinėti. Ne? Ir jeigu anksčiau aš kaip asmenybė galėjau save kaip vyras užpildyti tuo, kad, na va, mane paaukštino, aš pasiekiau tą, aš padariau tą, aš nubėgau greičiau, ne? Šitoj vietoj jų pradeda mažėti, nes jie vis užsipildo. Ir žmogus pradeda pastebėti, okei, tai kas toliau, ne? Tą pasiekiau, čia nubėgau, atsiranda prasmės klausimas. Dažną kartą tai būna susiję ir su tvaresniu santykiu. Čia. Tokiuose metuose vyrai pradeda kurti šeimas. Ar bent jau eiti į tvarius santykius, ne? Atsiranda klausimai tokie, kad, okei, o kas yra toliau? Ką aš galiu daryti toliau? Čia toks įdomus irgi vienas ekskursas į šoną, iš praktinių dalykų, iš terapijų, kai su klientais bendraujant būna kalba apie tai, kad sako, žinai, vat, man buvo toks momentas, mes su jais būna piešiame gyvenimo įvykių liniją ir sako, kai atsirado vaikai, dažną kartą tai būna apie 30-uosius metus, sako, aš net vairuot ramiau pradėjau, aš net vairavimo stilių pakeičiau, ne? Žmogus pradeda iš išorinių dalykų persikelinėti į vidų, ne? Ir vat kodėl aš apie tą akcentuoju? Todėl, kad čia yra ta vieta, kur darbinio streso prasme bus pavojus, jeigu tas žmogus sulies savo prasmę su darbu. Tai yra savo asmenybę perpins su darbinė funkcija. Ne? Svarbus momentas. Svarbus momentas dirbant su tais vyrais, tuomet kasdienoje rasti būdų jiem parodyti, kad darbas, yra visi kiti dalykai už darbo, kad jis nėra darbas. Todėl, kad va, tie metai, kai jis pradeda ieškoti prasmės ir jeigu jo prasmė bus vien tik per darbą, tai tada pasekmės bus ganėtinai skaudžios arba keičiant darbą, arba jo netenkant, arba nepasiekiant rezultatų darbe, tai tuomet jis save matys kaip nevykėlį, nes negalės pasižiūrėti kitoje vietoje prasmės. Viskas bus tik tais per darbinę prizmę. Todėl svarbu tą dalyką atskirti šitame etape, ne? Tai vat aš čia ir parašiau, kad skydas yra prasmės jautimas už profesinio vaidmens ribų. Tai reiškia, su tuo žmogumi mes turim kalbėti apie tai, kas yra už darbą, ne? Kuris yra kitame gyvenime. Ir tuomet yra trečias blokas. Tai yra 55, panašiai, netgi prasideda nuo 50 metų, yra emocinė vienatvė, ne? Tai apie ką turiu omeny, kad dažniausiai toje vietoje kas įvyksta. Reiškia, žmogus jau turi labai didžiulę tiek gyvenimišką patirtį, jis jau turi savo iš antro etapo susidėliojęs prasmę, ne? Ir jis turi brandą emocinę. Dabar, kas šitoje vietoje yra svarbu? Ties 50-aisiais metais ir truputį vėliau, dažniausiai šeimose vaikai užauga ir jie išeina gyventi savo gyvenimą. Jau tai yra stiprus momentas žmogui, kadangi dažną kartą nutinka tuščio lizdo sindromas, atsiranda santykių problemos šeimoje. Tai yra toks vienas momentas. Dabar kitas dalykas, ne? Darbe tokie darbuotojai virš 50, jie dažniausiai jau turintys labai didelę patirtį, bet lygiai taip pat įmonėms jie gali pasidaryti per brangūs. Jeigu mes žiūrime į darbuotoją kaip į įrankį iš korporatyvo pusės, tai įrankį susidėję, ne? Dažniausias sprendimas būna, ką? Keičiam naujų įrankių. Ne? Šitas darbuotojas, ačiū, faina,
bet su kitais mes tada pasiimame naują. Nu, ta prasme, mes pasiimam naujus žmones. Ką gali daryti brandžios įmonės? Brandžios ir tos, kurios saugo tos darbuotojus ir tas kompetencijas įgytas. Ne? Tai jeigu mes sugebėjome su tuo žmogumi eiti, kai jam buvo identiteto fuzija, ne, sugebėjome atskirti jo prasme nuo darbinių dalykų, nuo darbinių pasiekimų, tai šitoje vietoje mes tuos žmonės galime tam tikrą prasme papildomai įdarbinti. Ne? Mes galime jų darbiniai veiklai šalia suteikti tokio darbinio pasitenkinimo per mentorystę, kur jie gali pradėti dalintis savo žiniomis, kur jie gali būti mentoriais, ne, ir kur jie nelieka kažkur pasyvus ir tokie, na, sakykime, neaišku nei apie ką, nei kodėl ten. Ne? Tai vat, čia yra svarbus momentas. Iš HR pozicijos tai yra svarbu todėl, kad žmogus kitoje pusėje, vyras, kuris bus tokio amžiaus, ne, jis jau bus brandus tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Ir jeigu mes sugebame pamatyti jo papildomas gerasias savybės, jeigu mes galime tas savybės išnaudoti darbe, tai šitoje vietoje abi pusės gali būti laimingos. Tai čia tiek, jeigu žiūrėti per tą laiką, ne, kas gali vykti su vyru. Žinoma, dar yra vėlesnis etapas, apie jį aš net neužsiminiau, bet būna vyrams dar svarbus labai momentas, kur padaugėja suicido atveju, tai yra pensijinis amžius, kai žmonės išeina į pensiją. Bet aš specialiai jo čia netgi netraukiu, nes man atrodo, užtenka fokuso į šitos 3 etapus, bet jo reikia nepamiršti. Beje, išėjimas į pensiją yra tarp top 5 dalykų tarp savižudybių skaičiaus. Reiškia, žmonės dėl to žudo. Tai yra viena iš esminių netekčių žmogaus gyvenime. Ir čia iš viso atskira tema, kaip reikėtų atsisveikinti su darbuotojais, kurie išeina į pensiją, kad viskas būtų sklandu. Gerai. Jeigu mes pasižiūrėjome į tuos vyrus per amžių, tai lygiai taip pat svarbu yra pasižiūrėti per jų atsakomybės ribas. Ne? Nes mes įmonėse turime nuo kolegų specialistų, internų iki CEO ir aukščiausio lygio vadovų. Atsiprašau, bet turiu atsigerti. Dažniausiai, jeigu tai būna gyvas seminaras, labai geras momentas išsiūloti klausimai. Čia kažkaip gaunasi, kad aš tik kalbu, bet tikiuosi, kad gal po to bus klausimai. Tai va, tai jeigu dabar žiūrėtumėm per tos struktūrinius spąstus, prieš tai pasižiūrėjome per amžių, kas su vyru vyksta, ne? Prieš tai dar pasižiūrėjome, kokios įveikos strategijos, tai va dabar viską tą, jeigu pradedam truputį sudėti ir pasižiūrėti vertinimo įkaitai, ne? Tai apie ką mes čia. Tai va dabar įsivaizduokit, kad jūs turite įmonėje vadovus, CEO ir labai aukšto lygio žmonės, ne? Ką tie žmonės turi, iš ko iš jų reikalaujama? Jie turi labai nedaug kontrolės. Tai yra žmonės, kurie veikia pakankamai savarankiškai, nes jų mastelis jau yra toks, bet jie turi žvėrišką atsakomybę. Ne? Tai į ką tai mus atgręžia? Kad jeigu mes turime tokius vadovus, dažniausiai tai yra žmonės su lėtiniu stresu, kurie diena dienom galvoja apie tai, nežinau, pafantazuokime, ar ne, ar mano rinkos dalis nenukrito, ar mano klientas užsakė tai, ką turėjau užsakyti, ar aš padariau mėnesinį planą, kaip aš atrodau tarp visų kitų rinkų, būdamas vadovas rinkos, ar ne? Tai yra didžiulis stresas, kiekvieną dieną, ne? Ir va čia, jeigu mes pasižiūrime per tą vyro percepciją į stresą, kad jis turi įrodyti, ir mes turime tą pasiekimų kultūrą, ne? Tai dažniausiai vyras šitoje vietoje kovoja su tuo, kad jis negali pasirodyti prastesnis, ne? Ir kad neduok dieve jis kažkaip netaip atsakys į klausimą, jis pasirodys nekompetentingas. Ir visas tas dalykas jį laiko tokioj nuolatiniai parengty. Įsivaizduokite, kad jūs esate pasiruošęs bėgti kažkokį tai atstumą, kaip sprinteris, ne? Ir įsivaizduokite save
stovint toje parengiamojoje padėtyje, kai yra takelis, į kurį tuoj reikia šaut. Ir va čia yra ta situacija, kai vat aukšto lygio vadovai jie yra nuolatinėje toje parengtyje. Nes jam bet kurią minutę gali tekti šautis, bet kurią minutę gali gauti kažkokį skambutį ar dar pareikalavimą. Tai vat visas tas dalykas ilgainiui atveda aukšto lygio vadovus į perdegimus. Labai dažnas dalykas praktika. Ne? Mes netgi dabar matome vis daugiau ir daugiau atvejų, kai ateina vadinamosios perdegimo atostogos, ne, kai mes įmonėse sakom darbuotojams, nu viskas ok, jeigu ką, tu pasiimsi perdegimo atostogų. Ir galvojam, kad tai padės. Tai dabar įsivaizduokit, kad tas vyras, kuris artėja prie perdegimo ir žino, kad jis galės pasiimti perdegimą. Tai čia tas pats, ką mes kovotumėme su ligos pasekmėm, bet ignoruojame priežastis. Tai vat fokusas yra į priežastis ir vat koks sprendimas galėtų būti, ne, tiem vadovam. Dažniausiai, ką aš sutinku, beskaitydamas įvairiausius straipsnius, tai yra tas vadinamasis DOD, ne, Definition of Done. Reiškia, mes turim labai griežtai apsibriežti atliktos užduoties rėmą. Ne? Ką tai reiškia? Jeigu mes formuojame aukšto lygio vadovam, arba jūs kaip HR dalyvaujate pokalbėse, ne, kokie tikslai yra nustatomi vadovams. Stenkitės visuomet, jeigu įmanoma, pasižiūrėti, ar yra aiškiai apibrėžta, kas turi būti padaryta. Ne? Nes jeigu yra parašyta suformuoti strategiją, tai yra graži deklaracija, ne? Bet tuomet trūksta turinio. Ir natūralus klausimas, kuris galėtų kilti šitoje vietoje, kaip priešpriešą sakyti, nu tai jeigu jisai tokio aukšto lygio vadovas, jis turi suprasti, ką reiškia. Jo, bet mes kiekvienas interpretuojame savaip. Šitoje vietoje tą apibrėžimą įrėminami, mes sutikėme sąlygą tam žmogui labai aiškiai suprasti, kas turi būti padaryta, kaip, iki kada. Ne? Tas pačios strategijos sukūrimas. Aš esu dirbęs įmonėse ir ilgą laiką išdirbau vienoje įmonėje, kur tie dalykai irgi būdavo. Ir yra daug taisytinų vietų, kur tą galima padaryti būtent tokio lygio vadovo. Ir tai neužima daug. Tai yra tiesiog paprastas dalykas peržiūrėti. Ne? Mes iš karto mažiname stresą. Mes galime kalbėti su tokio lygio vadovais. Ne? Mes, kai turime kažkokius tai pokalbius HR su vadovų komanda, mes galime jų paprastai paklausti, ar tos užduotys yra aiškiai suformuotos, ar tu komfortabiliai jautiesi tose užduotyse, ne? Ir va taip sužinosime, ar ten yra aiškumas, ar ten yra rizikai perdegimui. Tai čia vat apie tai, kas toks vienas iš pagrindinių dalykų, kas liečia vadovus, ne? Yra daugiau dalykų, bet va šitą kažkaip norėjusi labiausiai užakcentuoti. Ir jeigu mes tuomet vadovus matom, kad jiems yra didžiulė atsakomybė ir mažai kontrolės. Beje, kalbant apie vadovus, dar yra viena tokia rizika. Kuo aukštesnis vadovas, tuo mažiau kritikos jis gauna. Iš šono pasižiūrėjus, tai atrodo faina, ne? Nu, viskas gerai, ne? Jo net nekritikuoja. Bet jeigu mes turime omenyje konstruktyvę kritiką, kolegišką kritiką, ne? Šitoje vietoje būdami žemesnio lygio darbuotojai, ne? Mes tos kritikos galime gauti daug ir iš visur. Atsirenkame, kuri yra konstruktyviai, kuri tiesiog yra apie nieką. Tai būnant aukštesnio lygio vadovu, ne? Tos kritikos mes galime net nesulaukti. Todėl, kad kultūra organizacijose yra tokia, kad vadovai yra nekritikuojami, jų sprendimai yra nekritikuojami. Dabar įsivaizduokite vadovą, kuris yra tas CEO, kuris turi didžiulę atsakomybę, mažai kontrolės ir jis realiai negauna jokio feedbacko, nes jo niekas nekritikuoja. Jo stresas nuo to tik didėja, nes jis net neturi tokio vadinamo barometro, pagal kurį galėtų pasitikrinti. Geriausias istorinis pavyzdys, kai buvo sukritikuotas vadovas,
Jis toks visiems puikiai žinomas iš labai senų laikų, tai yra tas posakis karalius nuogas, ar ne, kai kažkas galų gale pasakė, nu, kad ten nieko nėra. Tai vat tam žmogui tai yra svarbu išgirsti. Nes jeigu mes neduodam kritikos, mes jį paliekame burbule jo pačių vidinių sprendimų. Tiesiog prisiminiau, norėjau pasidalinti. Dabar jeigu mes eitumėm prie specialistų, žemesnio truputį lygio žmonių, ne, ir darbuotojų, turime atvirkštinį variantą. Ne. Mes turime labai mažą autonomiją ir turime labai didžiulius reikalavimus. Ne. Tai reiškia, mes apsikeičiam pusę. Iš vienos pusės mums labai griežtai yra susakoma, ne, kokie tie reikalavimai ir mes neturime visiškai savo kontrolės, jokios. Ne. Mes negalime šitoje vietoje nieko daryti. Čia būtų galima užsiminti apie tokią atskirą temą, tai yra apie toksiškus vadovų santykius, kur yra micromanagemento dalykai, kur yra nuolatinė kontrolė. Ne? Tai šitoje vietoje žmogus, jis gali turėti vidinio potencialo, bet jis nieko, dėl to kontrolės jis negalės nieko padaryti. Ne? Jis turės labai didžiulius reikalavimus, nebus išgirstama. Tai vat, toj vietoje įsivaizduokite esantį darbuotoją vyrą, kuris bando įrodyti, kad gali, bet neturi tam sąlygų, nes jis turi žvėrišką kontrolę, ne? Jis turi didžiulius labai reikalavimus, jo autonomija yra mažinama, stresas beprotiškas. Ne? Ir va čia ką labai norėjosi parašyti ir pasidalinti, kad psichinė įtampa darbe yra 2,7 karto didesnė, reiškia pranašas vyrams, didesnis streso pranašas vyrams. Tai reiškia, jeigu mes palygintumėm, čia iš vieno straipsnio aš tą paėmiau, vyrus ir moteris, tai va, vyram čia tas 2,7 karto labiau kela. Dėl ko? Dėl to, kad jie vis eina per tą percepciją, kad aš turiu įrodyti. Ne? Tai kokį mes galime turėti sprendimą? Ne? Mes galime šitoj vietoj labai aiškiai apibrėžti procesus, kaip HR kalbėdamasi su tų specialistų vadovais ir duoti jiem autonomiją tiem vyram. Reiškia, leisti jiems suklysti. Yra netgi toks terminas, jis angliškai yra vadinamas fast failures. Ne? Jis atėjęs iš Google pakankamai seniai, bet tai reiškia, kad mes tiem žmonėms, su kuriem dirbam apie tos projektus, apie ką, kurie yra žemesni, bet kurie ateina su jiem, mes jiem leidžiam greitai suklysti. Mes nedarom kažkokio projekto 100%, nereikalavom maksimaliai, mes žiūrime esmę ir sakom, okei, jeigu čia važiuojam, daryk. Mes įgalinam žmogų, suteikdami jam autonomiją. Tai va čia tas sprendimas yra žemesnio lygio truputį vyrams. Ir tas labai stipriai atsipia. Gerai. Dabar norisi truputį atsitraukti nuo visko, nes čia buvo daug. Ir kas yra stresas, ir kaip tie vyrai su juo dorojasi, ir kaip per pareigas, ir kaip per amžių. Tai dabar kyla toks natūralus klausimas. Okay, tai ką mes galime šitoje vietoje daryti? O čia norėtųsi grįžti į pirmą skaidrę. Ir aš dažniausiai visus seminarus, kai pradedam, sakau, aš nieko naujo jums nepasakysiu per šitą seminarą. Ne? Bet 95% dalykų yra tai, ką mes žinome, bet pasirenkame nedaryti. Ne? Tai va šita skaidrė yra būtent apie tai, ne? Kad jeigu mes norime šitoje vietoje dabar sužinoti kažkokį magišką receptą, kaip tiem vyram padėti, tai jo nėra. Yra vadinamoji tokia universalus atsparumo trikampis. Štai kažkaip savo susidėliojęs. Ne? Ir jūs matote čia kaip trikampį ir 3 kraštines ir 3 punktus. Tai reiškia kūnas, emocijos ir dvasingumas ir prasmė. Apie tai būtų galima kalbėti visą dieną. Ne? Bet kame yra esmė? Kad jeigu mes paimame ir pradedame kalbėti apie atsparumą stresui, ir tai beje yra universalu, tai nesvarbu, ar čia mes kalbėsim vien tik apie vyrus,
ir visus kartu ir vyrus ir moteris, ne? Šita sistema yra universali abiem. Jeigu mes rūpinsimės tik viena dalimi iš šitų 3, neveiks atsparumas, ne? Jie turi visi derėti tarpusavyje. Vėlgi, tai yra didžiulė atskira tema, bet jeigu trumpai aš pabandysiu truputį pereiti per kiekvieną, ne? Ir jūs matote, aš čia parašiau, kad dalinių sprendimų nepakanka, ne? Viskas turi susinchronizuoti, bet viskas prasideda nuo kūno, ne? Ir va čia padarysiu tokią truputį pauzę ir socialinį eksperimentą, jeigu jūs norite, jūs galite paimti dabar pas save baltą popieriaus lapą ir nusipiešti ant jo laiko liniją. Tai yra 24 valandos, va ten bus. Nežinau, kadangi nematau jūsų, tai sunku matyti, ar jūs tą darote ar ne, bet tai yra jūsų diena, para, ne? Jūs turite 24 valandas, ne? Dabar miego turi būti ne mažiau kaip 7 valandas. Tai paimkite ant tos linijos, užbrėžkite 7 valandas, ne? Jau tiek nebeliko, ne? Darbas negali būti daugiau kaip 12 valandų, ne? Ir beje, į tas 12 valandų įeina ir laikas nuvažiuoti, nuvykti iki darbo ir parvykti. Tai čia gali būti daugiau, ne? Ir dabar šalia to pradėkite dėti tokius dalykus. Namų ruoša. Sau pasidėkite. Aš kadangi nematau, nežinau, bet užsidėkite, kiek jums bus ten laiko, ne? Dabar šalia tokį dalyką pasižymėkite dar prie namų ruošos, pasižiūrėkite laikas su vaikais, ne? Ką aš turiu menį laikas su vaikais? Ne televizoriaus žiūrėjimas kartu, ne? Bet laikas su vaikais. Vat kaip aš su jumis bendrauju, tai jūsų laikas su vaikais. Nesvarbu, ką dar. Čia jau pirmas bus momentas, ar aš tokį laiką turiu, ar ne? Gerai. Važiuojam toliau. Aktyvus laisvalaikis arba sportas, kuris beje turi būti kiekvieną dieną. Minimum mes turėtumėme tam skirti išėjimui, pasivaikščiojimui 60 minučių į dieną. Ne? Bet bandykim dėti ant to lapo, jeigu mes jį turim, ne? Arba jeigu neturime, tai šalia, bet kas turėtų būti, kad tas dalykas atsiranda. Ko trūksta? Hobiai, ne? Dabar sakysite, o geras, o kas tai yra, ne? Kiek mes turime laiko hobiam? Jie turi būti mūsų dienoje. Mes vis dar kalbame apie savo kūną, ne? Kiek laiko ten yra? Hobis gali būti bet kas. Knygos skaitimas, nerimas vąšeliu, kas tai buvo, ne? Nežinau, jeigu norite, įsijunkite mikrofonus, man būtų įdomu išgirsti, ko dar ten trūksta. Ko mes dar ten nepažymėjome. Krautuvių. Ok, dėkime Natūralu krautuvę. maistas reikalingas į namus, tai? Jo, ir maisto ruoša po to namuose. Jūs Važiavimo į minėjote, darbą ir atgal. tai čia tas eina prie darbo, minėjau. Maisto gaminimas. Ne? Įdėkime maisto gaminimą. Ir aš dar galėčiau čia dėti ir dėti. Įdomumo dėlį, kiek jau valandų turite šiandien? Bet kiek pasakytumėt, bet tą, ką sudėjote, kiek turite valandų? Kaliai baigėsi. Ir mes jos dar neužpildė. Bet dar trūksta ir poilsio, nes nuo vieno šokinėt prie kito irgi reikia tarpų. Labai geras momentas. Aš jį norėjau pasidėti pabaigai. Nieko neveikimas. Tai yra labai svarbus momentas, kurio mes šiandien dienai savo neleidžiame. Kodėl? Mes gyvename pasiekimų visuomenį. Aš negaliu tiesiog nieko neveikti, ne? Kaip aš galiu realiai atsisėsti terasoje darbo dieną ir nieko neveikti? Baigtų, Karlai, man čia reikia žolytę biškutį paskusti, čia terasą reikia biškutį padažyti, čia žiūrėk
kaimynas tai ohoho, jau pirtį pasistatė, o pas mane dar čionais palapinės net nėra, ne? Tai va, tai kodėl tą sakau ir netgi nepaminiu tokių dalykų, kad vat, kai mes kalbame, čia grįžtant atgal prie kūno, ne, kur yra kasdieniai ritualai, tarkim, vat, maistas, labai svarbus momentas. Mes į dieną minimum 2 kartus turėtumėme valgyti namuose gamintą maistą. Naminį maistą, ne? Todėl, kad maisto gamyba veikia kaip didžiulis antistresorius. Jeigu aš tą darau su meilė ir jeigu man nieks už nugaros nestovi ir nekapsi, ne? Bet tai yra svarbus momentas. Todėl, kad valgyti savo ruoštą maistą yra visai kitas dalykas, jeigu naiti, nežinau, kas dabar ten tokie, ailančiai, ar ne, ir valgyti iš vienkartinio indo kažkieno padarytą maistą. Ir tada sakyti, kad aš esu, stiprus psichologiškai, aš dabar čia bėgsiu maratoną, nežinau. Lygiai taip pat kalbant apie kūną, aš nepaminėjau apie tai, kad dušas ryte, pratinti save prie šalto dušo, ne, kur veikia absoliučiai vien tik teigiamais dalykais visų ir ypatingai vyrų širdies kraujagyslių sistemas. Nesakau, kad mes turim rytoj atsistoję ateiti ir po šaltų dušą atsistoti. Ne. Tai yra pusmečio pratinimosi procesas. Bet tai yra ritualai tam, kad mes suprastumėme vien tik tai vieno kūno kraštinę. Ne, bet šitame trikampyje, apie kurį kalbu. Tai miego, miego higiena, kalbant apie patį didžiausią antistresorių, yra pats pirmas dalykas. Kiek iš mūsų, iš čia esančių, eina miegoti 10 valandą, literaliai, bet 10 valandą išjungia, ne? Kodėl aš jums sakau, kiek rankų? Čia tiek turbūt žmonės, kurie eina 10 valandą. Jėga. Aš ne vienas. Čia kaip mes truputį taip nukrypsiu į šoną, mes su Simona, kai susirašinėjome apie šitą seminarą, man Simona vis rašo vakare ir aš net pradėjau Simonai sakyti, o kai jūs man rašo taip vėlai, aš jau nebebūnu, ta prasme, aš turiu kitą gyvenimą po to. Tai va čia toks truputį pagražinimas norėjęs. Ir grįžtant prie to rimto dalyko, miego higiena, tarkim, iš savo praktikos, iš terapinės praktikos su vyrais, 90% terapijos pradeda dirbti tik tuomet, kai mes susidėliojame su vyrais miego higieną. Tik tais tuomet. Visais kitais atvejais, kol to neperiname, niekas nevažiuoja. Ką reiškia 10 valandą miegoti? Tai reiškia šviesa out ir aš nuėjau miegoti. Mes turim milijoną pagundų. Jo serialas įdomiai vietoje, knyga įdomiam puslapyje, ne? Bet tai yra mūsų pasirinkimas. Užtat aš ir sakiau, prieš kelias akimirkas, ne, kad aš jums nieko naujo nepasakau. Bet jeigu mes kalbam apie atsparumą, jis prasideda čia. Tai reiškia, kūnas yra mūsų biomechaninis objektas, kuriuo mes arba rūpinamės, arba nesirūpiname. Tai vyrams tas yra labai svarbu, nes jis tą mamutą turi. Jam ten yra labai svarbu. Dar pasunkinsiu. Kai mes einame miegoti, tai reiškia knygų skaitimai, telefonų skrolinimai, filmų žiūrėjimai. Niekas tas negali būti lovoje. Visa tai yra uždaroma iki. Ir čia buvo tokių įdomių straipsnių, kuriuos teko perskaityti žmonės, kurie tyrinėja mokslininkai miegą. Jie nustatė, kad po to, kai susiformuoja įpratis, tai įpročiai susiformuoti reikia 30 dienų. Tų žmonių, kurie dalyvavo tyrime, miego kokybė ten padidėjo realiai apie 50%. Aš tiksliai neatsimenu, ar ten 57, man atrodo, buvo procentai. Tai stiprus skaičius, didžiulis. Ir tą reikia turėti omeny, nes jeigu mes nesusitvarkysim miego, mūsų imuninė sistema silpna, mūsų emocijos nelaiko ir tada visi kiti dalykai nuvažiuoja. Ne? Tai toks buvo labai paprastas dalykas, buvo gerai, ką aš galėčiau duoti išsinešimui šitoje vietoje, kalbant apie kūną, ne, kad jūs ką galėtumėt padaryti. Tai va tas toks nervų sistemos reset.
Čia tas dalykas ateina iš karinės psichologijos, kur visiškai kitos temos, bet kariai, kai reikia labai greitai čia ir dabar susitvarkyti, yra naudojamas reseto toks protokolas. Jis labai paprastas, tai yra lėtas kvėpavimas, ne, 4-4-6-2, įkvėpiu, laikau, užlaikau, iškvėpiu ir iš naujo prasuku trumpą ratą, greitą ratą. Kiti naudoja 4-4-4, ne, įkvėpiau 4 sekundės, pabuvau, iškvėpiau, ne. Tai prieš tai sulaikiau, įkvėpiau, sulaikiau, iškvėpiau ir suku tą ratą. Kodėl? Toj vietoj mes tiesiog fiziškai leidžiam savo nerviniai sistemai nurimti. Tas labai galioja, kai mes turime sunkius pokalbius, ne, kai būna sunkus pokalbiai. Prieš pasakant kažką tokio, pasidaryk tokį viduje reset. Tai čia toks pats paprasčiausias dalykas, ne. Kodėl tai yra svarbu, nes čia žemiau ir parašiau tą ribų mechaniką, ne. Reiškia, kol mes jaučiame tą grėsmę, tol pas mus stresas ir kortizolis stovės visuomet aukštoje, ne. Tai ką tai duoda mum? Tiksliau atima. Mes netenkam racionalaus mąstymo. Čia yra tas fiziologinis dalykas, ar ne, kur yra prefrontalinė žievė, atsakinga už racionalų mąstymą. Kortizolio kiekis ją blokuoja. Tai yra evoliuciškas dalykas, kadangi toj vietoj nebegalvoja. Man reikia arba tept slides, arba duoti galvą labai greitai tą mamutą, ne? Tai čia yra lygiai tas pats. Jeigu mes norime pradėti vėl racionaliai, turiu nusiresetinti, ne? Tai kūnas jau dabar, tiek trumpai apie tai pakalbėjus, jūs matote, tai yra, tas aparatas, jeigu juo nesirūpinam, kuris mums nedirbs. Ne? Ir mes galim su jumis apie kokias norim technikas kalbėti. Niekas. Gerai. Dabar tas dalykas yra labai svarbus vyrams, ką noriu parodyti, tai yra emocijos. Ir tai yra tai, kas yra sunkiausia mums vyram. Ne? Pagrindinė mūsų vyrų emocija, kaip bebūtų gaila, yra pyktis. Ne? Mes jeigu ką, supykstam ir tada padarom. Ir į ką tai mus veda, kad mes kitų emocijų nelabai ir atpažįstame. Vėlgi, tai ateina iš tų pačių terapinių dalykų, iš kitų mokymų, kad vyram yra pakankamai sunku įvardyti emociją. Jeigu moteris šitoje vietoje taip vargasi, ne, jos gali pasakyti, man dabar liūdna, aš dabar jaučiuosi nuliūdusi, pikta, aš dabar jaučiuosi įsiaudinusi, tai vyram tas nevažiuoja, ne? Tai ką galima daryti, jeigu žiūrint iš HR pozicijos, darbe su kolegomis, galima su jais pasidalinti labai paprastais dalykais. Čia yra toks senas psichologų dalykas, kad vadinamasis stop, ne, toks principas. Tai reiškia, pirmas yra tu sustoji, antras įtrauk orą. Kadangi pagal stop tai yra įkvėpk, ne? Stebėk savo vidų, ne? Atrodo, kaip stebėti, bet kas su manim vyksta, kurio organizmo vietoj man kažkas čia yra, ne? Ir tik tada pradėk planuoti ir veikti. Tai kodėl tai yra svarbu, nes tas emocijos įvardinimas, jis perkelia aktyvumą iš emocinių smegenų centrų į tą patį racionalų dalyką. Mes jį įvardinam. Ką tai reiškia? Kad jeigu aš galiu kaip vyras įvardyti, tą vadinamą uždėti label ant emocijos, ne, aš žinosiu, kaip man su ja elgtis. Jeigu aš negebu jos užleibelinti, jeigu aš negebu pasakyti, kokia ta emocija, aš negaliu dirbti su ja racionaliai. Tiesiog būsiu pasiduodamas streso, prasidės blaškymasis į visas puses. Čia tas toks neefektyvus multitaskinimas gali ateiti, čia gali pykčio proveržiai, čia gali perdegimai, viskas ateis į vietą, ne? Bet jeigu aš gebu sustoti, tada yra gerai. Aš sustoju, ką jaučiu savo. Ta prasme, tiesiog galima per paprastą dalyką iš HR pusės pasakyti. Ta prasme, jeigu kažkas žiauriai užstrigo, kažkaip nesupranti, kas vyksta, išeik į lauką, jeigu turi galimybę, arba pasidaryk kavos, arba pasimk vandens, suvalgyk obuolį, pasižiūrėk savo viduje, kas vyksta, užsidėk tam dalykui pavadinimą,
Ir daugiau nieko nereikia daryti. Viskas. Visa kita ten organizmas dėliotis pradeda pats. Bet tai yra svarbu. Ne? Kitas dalykas, vyrams su emocija yra sudėtinga tai, kad kadangi mes jų negebame įvardinti, mums dažniau būna sunku jas atspindėti. Užtat sako, vyrai šaltesni jie. Ne, jie galbūt nėra šaltesni, jie tiesiog nebūtinai tą gali įvardinti ir atspindėti. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad nereikia nurašyti vyro, kad jisai nėra empatiškas. Jis tiesiog šitoje vietoje gali būti, kad nežino, kaip tą įvardinti. Tai, tą tiesiog verta turėti omeny. Ateinam prie trečio dalyko, ar ne? Ir čia tai, ką mes kalbėjome apie sielą ir dvasingumą, truputį grįžtant į tą prasmės klausimą. Reiškia, kad kas aš esu, ne? Įdomus dalykas būna tai, kai būna, tarkime, seminarai skirti vien tik tais apie šitos 3 punktus. Dažną kartą mes kalbam apie sielą ir dvasingumą pačioj pabaigoje, nes tai yra gili tema, ne? Ir jeigu mes pratęstumėm dabar tą eksperimentą, nes nepaisant to, kad nesame kartu vienoje erdvėje, bet jeigu ant to pačio lapo, kur paišytės liniją, ne? Jeigu jūs užrašytumėte dabar aš esu, ne? Ir parašytumėte tą žodį, kas jūs esate. Galite pabandyti. Šito klausimo esmė, ir aš truputį jūs atleiskit provokuoju, ne? Aš leidau savo, bet esmė, žvelgti save, pamenat, kai sakiau, tas 3 lygio klausimas, žvelgti labai giliai ir nebijoti kapstyti savyje, nes mes kalbam apie tą mūsų dvasinį dalyką. Dvasiniai dalykai, ar jie tikrai susiję su mūsų rolėmis? Ar tai yra tikrai tas, kas mus padaro? Ir jums nebūtina galbūt atsakydama, ne, jeigu ką. Bet visuomet verta pagalvoti, gerai, jeigu neliks tų rolių, ne, jeigu neliks, tarkime, kažkokio iš manęs kaip poreikio, kaip mamos, tėčio ar dar kažko. Kas aš būsiu už to? Mes iš principo šitoje vietoje bandome į ten eiti. Ir tai, kodėl ir paminėjau, kad dažniausiai šitas klausimas, kai mes jį aptarinėjame atskiroje erdvėje, po šito dažniausiai visi tyli labai ilgai. Ir toks būna, tai kasgi aš esu, nes mes galim kalbėti apie rolę. Aš galbūt, netgi kai sakau, aš esu žmogus, ar ne, jūs sakote, aš esu žmogus, gerai. Ir mes tada galėtume matyti, o kas tai yra žmogus. Bet čia atskira tema. Tiesiog apie ją verta savo pamastyti, kai jūs tą pusę valandos arba valandą vaikščiosite ir skirsite savo, verta apie tai pamastyti. Kodėl? Todėl, kad tą norėjosi surišti su tuo, jog išsigryninus save mes ateisime į savo vertybės. Tai, kas yra mano vertybė. Bet mano ne kaip rolės vertybė, ne kaip tiesiog, ne kaip darbuotoja, ne, bet kokios. Ir čia aš skaidrėje tą ir rodau, ne, kad dažną kartą, jeigu mes turim apie vyrą kalbą, tai tas aš ir darbas jie persipina. Ne. Tai labai yra svarbu, kad tarp darbo ir aš atsirastų toks skydas, ne? Ir tas skydas yra prasmė. Tai gal ir subalamutinsiu jūs, bet kaip iš HR, čia būtų toks lūkestis sugebėti žmogui pagrąžinti tą klausimą, kame yra jo prasmė. Arba iš kitos pusės žiūrint, parodyti, kad darbas tai nėra prasmė. Ne? Darbas tai nesu aš. Čia toks, sudėtingas reikalas. Ir aš šitoj vietoj noriu truputį dar minutę leisti savo nusigręžti į karinę psichologiją, ne? Kai dirbama su kariais, tai mes visuomet kalbam apie tai, dėl ko tu mirsi, ne? Tai čia yra tos mano vertybės, tai yra ta mano prasmė ir tiem žmonėm tada labai aiškiai susiformuoja prasmė sąvoka, apie ką čia viskas vyksta. Ne? Tai
turint omeny korporatyvinį pasaulį, lygiai taip pat atskirti darbą ir aš. Ir tai nereiškia, kad mes padarome lanksčias darbo sąlygas, Ne, mes ne apie tai kalbam. Mes kalbam apie prasmės elemento įvedimą, kad žmogui sugebėti tą perduoti, kad jo prasmė ir jis tai nėra jis ir darbas. Gerai. Nu ką, turim toolboxą, tokį labai mažytį, nedidelį, kad nepaleisti jūs į Kaziuko mugę tuščiom rankom. Tai pabandžiau taip truputį viską sureziumuoti. Aišku, čia tik po vieną dalyką, nes viskas yra kur kas plačiau, bet ką galima su tais vyrais daryti, jeigu mes žiūrim per amžių, ne, ir per rolę. Tai kaip ir minėjau, ne, jeigu mes turime tuos jaunesnius žmonės, ne, tai mes galime turėti tą peer-to-peer ir buddy sistemą. Ne. Mes galime juos kurti, daryti bendrus projektus vieną kitą papildant. Ne konkuruojant, bet papildant, iškeliant bendrus tikslus, ne, sukuriant tą socialinio palaikymo buferį, kurie galėtų jaustis saugus tarpusavyje. Nepainiojant ten kažkokių asmenų, kurie ateina su labai didžiuliam ambicijom, bet gebant suvaldyti tiesiog juos visus kartu, sudėliojant kaip vieną vienetą. Toj pasekoj, ką jūs laimite kaip įmonė, tai kad sumažėja stresas, jie nebesijaučia tie jauni žmonės toje vietoje su didžiuliu spaudimu iš išorės ir jie žino, kad jeigu man kažkas nutiks, aš galiu šalia su kažkuo pasikalbėti. Toliau tas 35-54 prasmės refleksija, ne, per metinius pokalbius. Mes dažną kartą metiniuose pokalbiuose fokusuojamės tik tai į tai, apie tai, kokie buvo rezultatai pasiekti. Dažnai turime netgi paruoštukus tam, ne, HR-o. Turime įvairiausias klišes. Bet va čia tas momentas, ne, kaip atspindėti prasmę, ne, kaip atskirti savivertę nuo vertinimo kriterijų. Ne. Gebėti tame žmoguje paklausti jo, išgirsti ir atspindėti, kas yra jis toliau už darbo ir va tuos dalykus užakcentuoti, ne. Nepadarant viską į vieną minę. Ir vyriausia, tai va čia mentorystė ir strateginis dalyvavimas. Jeigu mes paimtumėme vilkų gaują, čia taip vyriškai žiepkim, ar ne? Tai dažniausiai tie vyriausi vilkai, ką jie daro, jie tuos mažus vilkiukus moko, ne? Kaip medžioti, kaip pėdsakais eiti. Čia mes kalbam apie lygiai tą patį. Jeigu mes tą grupę 55 plus, 50 plus žmonės su didžiulė patirtimi, branda vyrai, rasime sąlyčio tašką su 18-iniais, kurie gali mentoriauti, ne? Kurie gali suteikti tą saugumą, kurie gali perdavinėti patirtį ir viena ir kita pusė laimi. Ne? Tai tiesiog paprastas momentas. Jeigu žiūrėti pagal rolę, tai kaip ir kalbėjome, ne? Tas definition of done, jis iš tikrųjų turi atsirasti. Mes negalime tų vadovų palikti tiesiog su beprotiškai didelė atsakomybė ir sakyti, žiūrėk, tu vadovas, tau štai yra mokama, tu turi padaryti. Mes lygiai taip pat galime sukurti, būdami HR žmonėmis, terpę, kurioje jie gali saugiai išgirsti kritiką. Nedeklaratyvę, bet darbinę, argumentuotą, kurie gali išsisakyti tokie forumų, ar ne, principų. Lygiai taip pat tada nebus tokio, jie nesijaus atskirtyje ir tai vėlgi mažina stresą. Pagal specialistas, ar ne, reiškia tas modelis, kad labai aiškiai apibrėžti ribas. Ką aš turiu padaryti, iki kada padaryti. Ne? Va tas vadinamasis VIP-as, work in progress. Ne? Ir dabar daug įmonių pradeda tą daryti, bet ne iki galo, kur mes sakome, mažiau yra daugiau. Mes neapkrauname tų žmonių, bet tiesiog pasidėliojame, va, tą padaryti ir daugiau nereikia daryti. Nereikia daugiau įrodinėti. Geriau susifokusuokime ties tais dalykais. Yra dar vienas momentas, kurį aš čia neįtraukiau, bet norėjau pasidalinti. Jis padeda labai stipriai. Čia šiaip visiems darbuotojams padeda, yra vadinamasis
uždarimo, shutdown procesas. Ne? Ką tai reiškia, kad kai mūsų darbo diena, nesvarbu, kada mes esame, šiaip iš principo turim nusimatyti, kada jį baiginėjasi, ne? Mes nusimatom, kad jį baigėsi ir tos dienos pabaigoje, ką mes padarome? Perjungiame smegenis per kelis paprastus dalykus. Vienas paprastas dalykas. Aš pasižiūriu, rytoj aš dirbsiu ties tuo ir tuo. Ne? Vienas momentas. Čia tiesiog įsinešu savo tokį aiškumą. Kitas dalykas, šiandien aš išėjau ir išjungiu kompą ir išjungiu savo bet kokį pasiekiamumą elektroniniais paštais ar visais kitais. Ne? Labai aiškiai savo pasakau, rytoj dirbu ties tuo, šiandien uždariau šitos dalykus ir palieku juos čia. Jeigu mes išmokame žmogų atskirti darbą viduje mentaliai darbo laiką nuo asmeninio laiko, bus daug geriau. Ir be abejo, čia jau turbūt ne viena įmonė tą yra padariusi ir kiek žinau, jau vis daugiau ir daugiau daro, yra susitarimai, kad mes po darbo valandų nepiškime vieni kitiems žinučių ir nerašome elektroninių laiškų. Tiesiog, nes jeigu vienam atrodė, aš tiesiog nusiunčiau, yra tekę girdėti tokį pavyzdį. Man asmeniškai yra tekę girdėti savo atžvilgiu. Tu nekreip dėmesio, jeigu aš tau parašysiu žinutę apie 10 valandą vakaro, tu gali ją ir neatsakyti. Ta prasme, tai kokią žinutę tu siunti? Aš nepaisau tavo ribų. Iš vienos pusės, tu kaip ir gali neatsakyti, bet tai yra mano vadovas. Ir kaip aš jau elgsiuosi arba kaip aš elgiausi, tai yra kitas dalykas, bet kokią reakciją gali sukelti. Apie tą reikėtų pagalvoti ir išsikomunikuoti viduje. Tai yra toks labai konkretus dalykas, ko nereikėtų daryti. Ir tikriausiai paskutinė mano skaidrė, spėjau, ne? Reiškia, ką norėtųsi, su kuo norisi labai paleisti jūs, tai su tuo tokiu vyriškumo perkonstravė. Tai kad vis nuo tylaus kentėjimo iki bendruomeninės ištvermės. Mums nereikia to toksiško stoicizmo, ne, kur vyrai užsidaro po kaukėmis ir jie slopina emocijas ir izoliacijas, kuri vyksta vengimas ir destrukcija ir kur nėra, ne, jeigu ten pagalbos prašymas matomas kaip silpnumas. Perkonstruoti galima, kaip ir čia parašyta, jau perskaityti, per aktyvų pokalbių sprendimą, per struktūrą, per palaikymo taškus komandinius ir emocinis pažeidžiamumas kaip drąsos forma. Šitas yra pats sunkiausias. Tam reikia, kad organizacijos subręstų, bet tą galima padaryti. Viskas. Ir čia turbūt pati pabaiga. Tai pasiskaitimas išėjimui, kad atsparumas yra integruota patirtis, nuo leidimo reiškia būti savo. Tai čia, ką, Roberta, jūs minėjote, ne, kad aš galiu tiesiog būti, turėti savo prasmę, man nereikia kažko įrodinėti. Ir jeigu turite klausimų, kiek dar turime laiko, tai klauskite drąsiai. Jeigu kažko nespėsiu arba ką, tai galima susisiekti po to.